nebe. Taurių elnių ruja prasideda rugpjūčio viduryje, kai jie sugrįžta į savo rujavietes. Tuo metu yra didžiausia tikimybė išgirsti elnius kovojant. Esam pernykštai rujavietėj. Matom, pernai metai šelniai žymėjo savo teritoriją. Bandysim paieškoti veiklos požymių ir šiemet. Radus bandysim vilioti elnį, kadangi yra pati rujos dar pradžia. Elniai nerodo garso. Ta prasme, dar nebaubė. Tai bandysim elnį kviestis imituodami kovą dviem ragais, stuksendami, imituodami, kad elniai jau kovoja. Jeigu čia yra šitos rujavietės jau sugrįžęs šeimininkas, jis tikrai ateis pasižiūrėti, kas šitokia jo teritorijoje kovoja. Turim va ir pėdsaką jau, matomai šiemet jau jis irgi buvo atėjęs. Iš pėdsako matosi, kad elnias tikrai nemažas. Tai vat, bandysim išsirinkę kažkokią patogią vietą elnę pavilioti. Nuo anos pažymėtos eglės nutolom kažkur nepilnai 100 metrų ir štai radom šviežius požymius, kad elnias čia buvo šiemet. Jisai jau žymi savo teritoriją. Kitas medelis visas nubraukytas ragais. Šitas medelis net iš šaknų išverstas. Panašu, kad šitos rujavietės šeimininko pernai niekas nepagavo. Jokia rimta liga jo nepričiupo. Ir jisai kažkur čia yra šalia. Šalia yra jaunas miškas, tankus jaunuolynas. Greičiausiai jisai guli tenais. Pabandysim išsirinkti kažkokią patogią poziciją ir pradėti vilioti, imituodami ragų garsus. Aiškiai esame elnių teritorijoje, nes nuo paskutinės žymės esame nutolę per kokį 20 metrų. Ir pažiūrėkit, kas čia pridaryta. Elnias tikrai yra sugrįžęs į savo šitą rujavietę, jeigu kažkur buvo išėjęs nerujos metu. Ir užimėjo savo teritoriją. Manau, kad šį vakarą mums pavyks jį išprovokuoti ir pasikviesti. Žiūrėsim, kokios trofėjinės vertės jo ragai, medžiojamas, nemedžiojamas. Ir padarysim kažkokių tai sprendimų. Keliaujame aplink tą patį kirtimą ir visur randame elnio agresijos ženklus. Panašu, kad esam tinkamoj vietoj. Turim 7 valandas, saulė užsėda medžių viršūnės. Yra rugpjūčio 29 dieną, užsimsim poziciją ir pradėsim elnią provokuoti, imituodami kovos garsus. Kovos garsą. Daužant ragus, tas garsas labai toli eina. Jeigu ramus vakaras, nėra vėjo, tai elnias tokį daužimą gali net iš už 500 metrų atstumo girdėti. Pagal visus požymius mūsų elnias turėtų būti kažkur šalia. Jis turėtų girdėti gerai šitą mūsų
pasirodė. Svarbu yra nepasirinkti per storų ragų imitavimui. Mes pasiėmėm jaunų elnių miestinius ragus ir taip mes imituojam, kad susirinko 2 jauni elniai. O senam elniui brandžiam, kad pas į teritoriją čia kažkokie jauni elniai. Imituojant kovą ragais, pas mus mišku atėjo jaunas perspektyvus elnias. Geriausias paros metas imituoti kovos garsus yra rytas. Šį rytą mums nusišypsojo sėkmė. Iš miško pavyko ištraukti brandų patiną. Kitame lauko gale maitintis iš miško išlindo patelės, kurios jau pradėjo būriuotis. Vakare vėl atvykome į tą pačią vietą, kur ryte pavyko išsivilioti iš miško brandų patiną. Kaip matote, pavyko išsikviesti dar vieną šių girių karalių. Rujai gaunant pagreitį, patiną galima vis dažniau pamatyti vaikštant kartu su patelėmis. Šiuo rujos etapu elnius reikia vilioti imituojant kito patino riaumojimą. Tik bendravom su elnio patinu, bet kadangi esam per toli, mes nekeliam jam grėsmės, todėl jis neateina mūsų gąsdinti. Pabandysim tą atstumą sumažinti, įeiti į jo teritoriją ir vėl jį paprovokuoti, gal kažkas pavyks. Riaumojo elnias bandėm prieidinėti, bet nepamatėm, vieną patelę buvo atsiskyrusi šiek tiek nuo visos bandos, išėjusi daugiau lauką. Ir kai bandėm prieidinėti, kad įeiti elnio teritoriją, kad jį išprovokuoti, jinai mus tiesiog pamatė, davė pavojaus signalą ir su visa banda nubėgo į mišką, šitaip išsaugodama savo kavalierių.
paselnyti. Jeigu esat paselnė teritorijoje, baubėt, jisai jum atsako, artėja ir nutylo, niekad neišeikit ir niekad nepradėkit leisti pašalinių garsų, nes elnias, kai ateina jau grinai pas jūs, jis ateina labai tyliai. O rodydamas agresiją, kviesdamas į kovą, medelį trankau dėl to, kad jam atrodytų, kad kitas elnias su ragais taip rodo agresiją. Gaila, nepasiėmėm valties, galėtume persikelti į šalia esantį kirtimą. Bet kadangi čia krokodilų yra, tai neprisim. Vis tik yra truputį per vėlyvas metas jau. Dabar turim be 10:07. Yra rugsėjo 3 diena. Truputį jau yra per šviesų. Elnias jau greičiausiai eina į savo dienojimo vietą. Ir išsikviesti elnią į kovą, kuris jau turi savo patelės, yra sudėtinga. Savo teritoriją vis tiek gina. Nori pabandyti per rastą. Kažkaip maudytis nelabai norisi, bet bebrai nepadarė jokių užtvankų, kad pereiti.
Vėl eilinį sykį mūsų patelės pamatė. Miške matomumas mažas. Dėl to nepavyko prieiti. Tokia jau ta medžioklė. Ryškiai yra jo rujavietė. Su ragais va seną supūvusi kelmą. Sudraskęs. Taip pat miške jautėsi aiškus kuskuso kvapas. Šiandien medžioklę baigsim, balsai nutylo. Lauksim kito ryto. Rujos įkarštyje riaumoti pradeda visi tauriųjų elnių patinai. Imituojant kitą patiną galima prisikviesti bet kurį elnią, tačiau reikia žinoti, ką ir kada užbaubti. Vis dėlto lengviausia prisivilioti jaunus, dar nemedžiotinus tauriuosius elnius. Brandus patinas vaikšto su savo patelėmis ir saugo jas nuo jaunų silpnesnių konkurentų. Jauniems konkurentams dažniausiai užtenka pamatyti taurų elnią, kuris nešioja didelę karūną ir to jiems pakanka, kad apsisuktų, tačiau kartais tai baigiasi kovomis.
Šį rytą elnią atvykome vilioti į kirtimą, nes taip prisivilioti elnią galima labai arti. Šiandien yra rugsėjo 6 rytas, esam kirtime, šalia Baubelnės, ką tik su juo bendravom. Ir va yra elnio rugiaus požymiai, jisai čia su ragais. Išaręs žemę, visur matosi pėdsakai. Klaidą padarėm, kad neatėjom iš vakaro į šitą vietą, o ryte pagal garsą bandėm užeidinėti. Šiandieną bandėm iš ryto eiti prie baubiančio elnio. Pasielgiam taip, kaip dažnai padaro nepatyrę medžiotojai. Nepasiklausę, nežinodami vietos, kur elnias laikosi, kur jisai baubia, nežinodami jo teritorijomis, bandėm prisėlinti baubdami. Kirtime susitikom patelės beeinandami link baubiančio elnio. Patelės pasitraukė. Matome, elniui tai nepatiko.
Pasitraukė ir jisai, bandėm šnekėtis, rezultatą patys matėte, elnias mus gąsdino, mes jį gąsdino, bet į kirtimą jo ištraukti nepavyko. Tai patarimas medžiotojams, kad norint sumedžioti savo trofėją, patartina vieną vakarą pasiklausyti ramiai be šautuvo, kuris elnias vaikšto, kur baubė, kur jo teritorija, kitą dieną anksti apsižiūrėti, kur geresnis kirtimas, žemesnis ir užsimti vietą. Ir kai ateina vakaras, kai pradeda elniai baubti, galima ir pačiam pažadėti baubti. Ir laukti, kol elnias ateis, pasižiūrėti, kas čia per įsibrovelis jo teritorijai. Jeigu iš vakaro nepavyko, nepatarčiau atsitraukti, palikti to kirtimo, pasiruošti vietą, pasimti miegmaišį, nakvoti tam kirtime ir švintant bandyti vėl. Nes jeigu jūs išeidinėsit ir vėl pareidinėsit, tai atsitiks, kaip šiandien mums atsitiko. Vakare atvykom į kirtimą pačiame miško vidury. Neilgai trukus išgirdome ir šio kirtimo dominuojantį patiną.
Pradėjus vilioti, elnias iš karto mums atsakė ir pradėjo artėti, tačiau vienu metu jisai sustojo. Tada aš pradėjau jį gąsdinti, jis man atsakė tuo pačiu ir vėl pradėjo artėti link mūsų dar azartiškiau. Likus vos keliams metrams iki manęs, toliau imitavau kito elnio riaumojimą. Tačiau elnias pasibaidė, pamatęs šalia stovintį aparatų Deividą. Žmonės sako, kad neįmanoma prisišaukti elnio su triūba arčiau kaip 150 metrų šimtas. Elnias nuo mūsų atėjo per 7 metrus. Baubti tik reikia teisingai. Dalį šerną prisišaukė. Esam Baltarusijoje, Pripetės nacionaliniam parke. Sako, vaikšto čia labai rimtas elnias. Pabandysime jį pagauti. Išvažiuoja mūsų transportas, komfortiškas. Lipsim į bokštelį.
Ta rytą išvykome apsižiūrėti tinkamos vietos mūsų vakariniai medžiokliai. Pakeliui pamatėme 2 puikius patinus konkuruojančius tarpusavyje. Vakare atvykome į tą pačią vietą jau su šautuvu, tačiau mūsų ryte matytų patinų nei matėme, nei girdėjome. Paskutinį rytą, prieš išvykstant atgal į tėvynę, kad ir kaip bebūtų buvę sunku atsikelti, vis tiek išvykome į medžioklę, ieškoti savo svajonių trofėjaus. Ir šį kartą už atkaklumą buvome apdovanoti. Turim kraują, aišku. Kraujas toks truputį su burbuliukais. Panašu, kad bus į plaučius gavęs, tai gali būti ganėtinai nemažai nuėjęs. Duosim truputį laiko elniui ramiai atsigulti ir eisim ieškoti. Va, radom vietą, kur elnius ėjo į mišką. Kraujo padaugėjo, čia kraujas. Čia va matom kraujas. Pagal elnio pėdsaką tai kraujas nepurškiamas, o laša. Gali būti, kad kiaurai kulka nepramušė. Guli sumedžiotas žvėriukas. Brandus elnias, kokių 10 metrų. Daug šakų. Stori ragai. Akinės šakos jau pradėjo trumpėti. Rožių apimtis labai didelė. Kelmai išsiplėtė į šonus. Taikymas tikslus. Bus per širdies viršų greičiausiai. Kulkytė. Išėjo kiaurai.
Su dirbo viduje. Va čia pasižiūrėkit. Elnias gavęs nuo kito elnio per kovas. Šiek tiek spragilų. Skėtra didžiulė. Ragai, manau, bus kokių kaip minimum. Minimum sidabras turėtų paimti ir aukso medalį. Landus rimtas patinas, sumedžiotas laiku. Po puikaus trofėjo buvome paprašyti prikviesti dar vieną elnią kitam medžiotojui. Pavyko sumedžioti dar vieną elnią. Kadangi ruja jau perėjus antrą etapą, tai elnias su patelėmis. Į viliojimą reaguoja sunkiai, atsiliepia, bet ateit kovoti neateina. Tai teko truputį atsitraukinėti, palikus medžiotoją. Paskui medžiotojas truputį paėjo artyn ir paleido taikų šūvį. Gražus trofėjas. Panašu, kad jau greičiausiai bus perkopęs 10 metelių, tai tikrai pajaurė bus. Svoris visas viršui. Akinės šakos nėra, tarpinių šakų nėra, karūnai šakų nedaug. Senas elnias, brandus. Manau, kad reikėjo išimti jau, sumedžioti sezonas arba 2 sezonai atgal. Kadangi ginklo taiklumas elnių medžioklė yra labai svarbu, po kelionės namo nuvykome į Oksalio šaudyklą patikrinti jo taiklumo. Vakar naktį buvom atvažiavę pasiklausyti elnių, išgirdome baubiant, išgirdom vieną rimtą patiną, numatėm maždaug, kuriam jis yra kirtime. Ir atvykome šiandien anksti, 16 valandų dabar yra, užsiėmėm poziciją, kad netraškėti, kai jau pradeda baubti, neteidinėti, o lauksim, kol pradės baubti iš ten kirtime. Pasirinkom ganėtinai aukštą kirtimą, atžėlusi. Esam pasirinkę neblogą poziciją šūviui, iš kurios, kur yra aukščiau, iš kurios matosi geriau. Tai šiandieną čia ir bandysime kviesti. Medžioklį pasirinkom austrų gamybos Steyr Mannlicher šautuvą. Šautuvas šitas man patinka to, kad tikrai labai patogu, jeigu saugiklį nenusispaudžia. Persisuka viskas, ginklas paruoštas šūviui. Kalibras, kurį naudojame, yra 308. Elnių medžioklį gal kiek silpnokas, bet tai kompensuoja mūsų naudojamos kulkos. Tai normos Tip Strike'as. Kulka yra kontroliuojamos ekspansijos. Jinai nedūžta iš karto atsitrenkus į žvėrį. Padaro didelį išėjimo skylę ir turi gyvų įsiskverbimą, kas yra aktualu, jeigu prašiau pataikius, peršauna kiaurai žvėrį, kas padeda paskui ieškant, nes kraujavimas vyksta į lauką, o ne į vidų. Optika, kurią naudojam, tai Swarovskis Z6, artinimas nuo 2,5 iki 15, kas yra labai patogu, nes medžiojant elnius dažnai tenka medžioti kirtimuose, o prisiviliojus elnę dažnai tenka šauti iš nedidelio atstumo, 10, 15, 30 metrų. Tokiu atveju pasidarom artinimą 2,5 ir viskas puikiai matosi. Jeigu ruja jau perėjusi antrą etapą, kai elniai vaikšto su patelėmis ir lauke pavyko pamatyti norimą sumedžioti patiną,
atsisukam 15, viską puikiai matom, optika turi taktinį bokštelį. Pas mus yra prišaudyta nulinis prišaudimas 100 metrų, sekantis yra 200 metrų, 250 ir 300 metrų, kas yra labai patogu. Nereikia galvoti, kiek kelt, kiek ką, su tolimačiu išsimatavom atstumą ir viskas, galim sušauti. Taktinis bokštelis, kas patogu fiksuojasi, nereikia ten einant miške galvoti, ar netyčia braukiantis per šakas nepersisuko, dar kažkas, kad neperšauti per viršų. Taip pat naudojam labai patogų įrenginį, tai aksalio gaminama kompensatorių, kuris padeda sumažinant atatranką. Šautuvas šūvio metu nepašoka, todėl padarius nelabai taikų šūvį greitai galima pakartoti. Taikinys nedingsta iš optikos. Tiek apie mūsų naudojamą įrangą. Bandysim laukti, kol užbaubs elnias. Sėdint kirtime, laukiant, kada užbaubs. Svarbiausia neprarasti kantrybės ir išlaukti, kada jūsų norimas patinas užbaubs pirmas. Nes mes galim pradėti pirmi baubti. Greičiausiai elnias ateis. Bet yra didelė tikimybė, kad jis ateis nebaubdamas ir mus pirmas pajaus ar pamatys. Geriausiai sulaukti, kol jis pradės baubti. Ir tada jį pabandyti išprovokuoti. Mes esam, kadangi pas jį teritorijoje, tai išprovokuoti neturėtų būti sudėtinga. Bet ganėtinai yra didelis vėjukas. Jeigu vėjas truputį sumažės, manau, kad rezultatai bus neblogi. Elnio sulaukti nepavyko. Elniai baubė, bet neintensyviai ir ganėtinai toli. Patys baubti net nebandėm. Lauksim miške ryto, šauniuose miegmaišiuose, miegosim, lauksim, kol prašvis pradės baubti, nes esam ganėtinai toli nuo tos vietos, kur paliko mašiną. Tikėsimės, vilkai ausų nenukramtys. Ryte pažadinti elnių riaumojimo pakilom ir mes. Yra! Radai? Jo! O? A gyvas? Jau nebe. Jau nebe. O, gražus trofėjas. Sveikinam, pirmą elnių. Dėkui, dėkui. Šakelį rasim. Nu ką, selekciniai rageliai. Trikampis, elnias nesenas, bet selekcinis. Nu, šaunu. Šaunu. Patelių daug turėjo ponas. Geras pataikymas į plaučius. Netoli nubėgo, kiek 50 metrų. Nugrūdė kažkur jo.
kažkur jo. Jis matai, už krūmo taip stovėjo, bet kulka. Daug dar sykį paspaus. Pirmas vis tiek elniokas. Dėkui. Ant sienos gražiai žiūrėsis. Bet dėkui, žinai, padarysim trofėjų gražiai. Bus. Elnį gerbiam. Po ilgų ieškojimų radom selekcinį patiną. Iš ragų matot, gaunasi trikampis, po karūninė šaka yra trumpesnė už akinę, kas yra selekcijos požymis. Kita akinė šaka yra nulaužta, bet mechaniniai nulaužimai nėra laikomi selekcijos požymių. Tačiau pagal šitą ragą, šitą pusę galima spręsti, kad elnias yra selekcinis. Taip, nepažiūrėjus į žandikaulį sunku spėti, bet manau bus kokie 5-6 ragai. Paleistas taiklus šūvis, elnias po šūvio nubėgo apie 50 metrų. Ką sumedžiojus elnio patiną, labai svarbu iš karto tik radus pašalinti papilvę su kitais lauko priedais, kad mėsa neprisigertų to rujos aromato ir būtų tinkama vartoti, ką mes dabar ir bandysim padaryti čia miško sąlygom. Stenkitės su ta ranka, su kuria jau pačiupinėjot kailį, kuris yra įsigėręs rujos aromato. Neliesti tiesiog mėsos. Pirštinės patartina naudoti. Štai ir viskas. Kadangi yra rujos galas ir šitas elnias jau buvo su patelėmis, jo prisišaukti nepavyko, bet šio rujos etapų yra labai efektyvi kita strategija. Prišaukėjas baubė, o medžiotojas sėlina link elnio. Nes kai prišaukėjas subaubė, elnias atsako jam, artyn eina, bet tuo metu medžiotojas link jo sėlina. Buvo šviesus paros metas, šūvis taiklus paleistas 8 val. Ryto. Todėl medžiotojas galėjo įvertinti, kad ragai yra tinkami sumedžioti ir paleido taiklų šūvį. Dabar tik tai visų arba didžiosios dalies elnių medžioklių problema yra žvėries išgabenimas, nes esam vidury miško pievoje. Tam bandysim pasitelkti keturratį motociklą, kad elniai ištrauktų ir gabenti lupyklą. Medžiokliai valio.